Taigi, sekanti Tomo Kadvilo identifikuojama rizika. Jis ją apibūdina sekančiai. Kritikuoti sunku, nepritarti lengva. Ką jis turi omenyje? Jeigu kažkas atlieka kūrybinį darbą, ir nesvarbu kokį, bet kokį kūrybinį darbą, žmogui, kuris vertina kūrybinį darbą, yra labai sunku pasakyti, kad tai yra mėšlo krūva. Tiesiog sunku. Ir nesvarbu, jeigu jūs tą žmogų asmeniškai pažįstate, jeigu jisai jūsų yra kolega. Netgi žmogui, kurį jūs pasamdėte vienam vieninteliai darbui, kurį jūs pirmą kartą matote gyvenime, jis jums padarys darbą, jums darbas bus atiduotas ir jūs jo daugiau gyvenime niekada nesutiksite, vis tiek pasakyti, kad jo darbas yra mėšlas, yra labai sunku. Ir labai lengva iš tikrųjų pasakyti, na, gerai. Ne taip gerai, kaip aš norėjau, bet man gerai. Pats esu tai padaręs ne vieną 10 kartų iš tikrųjų. Ir problema yra ta, kad jūs iš tikrųjų tam tikrą prasme nuleidžiate viso savo produkto kokybės kartelę. Grinai dėl tokio psichologinio momento. Ir pagrindinis dalykas, kaip to išvengti, reikia tiesiog padaryti, kad žmogus, kuris priima sprendimą, labai aiškiai žinotų, kas yra gerai. Aš jau, kaip anksčiau minėjau, yra labai geras būdas yra analogijos. Jūs galite pasakyti, kad šitas daiktas yra tas dalykas, kokį jūs norite padaryti ir šitas yra nepakankamai geras, jisai jums netinkamas. Ir jeigu jūs gaunate kažkokį tai kūrybinį darbą, jūs tada galite užduoti klausimą. Ar šitas darbas yra toks geras kaip šitas? Galbūt ne. Ar jisai yra geresnis už šitą? Galbūt ne. Jeigu jisai nėra geresnis už tą, kuris jūsų netenkina, reiškia tai yra blogas darbas. Ir tokiu būdu jūs galite išvengti šitų spastų. Jūs tiesiog turite sukurti procedūrą, kada žmogus priimantis sprendimą gali pasakyti, gali labai sunkiai pasakyti gerai, kad tai yra tinkama. Jis tiesiog turi atitikti tam tikrą procedūrą turi būti. Jisai padaro tam tikrus žingsnius ir tada pasako gerai arba blogai. Ir kitas dalykas, kurį jūs galite užduoti savo klausimą, ar tai yra 10 iš 10. Nes jeigu jums parodomas kūrybinis darbas, jums savaime aišku, jūs nenorite jo kritikuoti, sakote gerai, bet jeigu jūs užduosimėt klausimą, ar tai yra 10 iš 10, pasirodys, kad ne. Jūs galbūt pasakysite savo, kad tai yra darbas vertas 6. Ar darbas vertas 6 jūs tenkina, jūsų netenkina. Ir reiškia, ne. Taigi kūrybiniam darbe labai sunku kažką suminti į purvą ir standartai, kuriuos jūs iškeliat, turi būti labai aiškiai suvokiami. Dabar prieš tai aš jūsų prašiau, kad jūs įsivaizduotumėt savo draugus kaip savo kolegas, kad jūs paskirtumėt tam tikrus darbus įvairiems savo draugam. Ir dabar įsivaizduokite, kad visi šitie draugai padarė jūs netenkinantį darbą. Kad žmogus, kuriam skiriate atlikti dailės darbus, jisai turėjo tam 2 savaitės, neturėjo laiko, skyrė tą laiką kažkam kitam šeimos rūpesčiam problemam ar kažkokiam kitam darbui, paskui viską padarė per 3 dienas ir pateikė jums darbą. Jūsų jis netenkina, bet ar jūs jam galite pasakyti, kad ne, čia yra mėšlas? Tai yra sunku. Ir ar jūs turite dar 2 savaitės, kad jis viską perdarytų? Arba galbūt žmogus, kuris turėjo padaryti mechanikas, padarė blogą darbą. Dalykai, kurie turėtų veikti taip, kaip jūs norite, neveikia taip, kaip jūs norite. Žmogus, kuris turėjo padaryti žaidžiamąjį momentą, irgi padarė blogą darbą. Yra interakcijos tarp žaidėjų nėra, arba jinai yra nepakankamai išbaigta ir panašiai ir taip toliau. Ir tiesiog įsivaizduokite, kad jums reikia sukritikuoti visus savo draugus. Ir labai žiauriai, jūs negalite priimti nei vieno darbo, kurį atliko jūsų draugai. Ir turėtume suprasti, kad tai padaryti psichologiškai tai nėra lengva. Bet jeigu jūs turėtumėt procedūrą, kurios pagalba jūs galėtumėt pasakyti,
kad šitas darbas nėra geras, tai jūs galėtumėte ir savo draugam pasakyti labai lengvai ne, nes jūs galėtumėte jiems aiškiai parodyti, kad štai šitas darbas yra toksai, kaip aš norėjau, šitas tavo padarytas darbas nėra toksai, reiškia, jis netinkamas, reiškia, reikia viską perdaryti. Ir pereisime prie paskutinės Tomo Cadwello įvardinamos klaidos.